Labas. Parodysiu, kaip atlikti vaikščiojimo meditaciją. Ši meditacija man labai patinka, todėl kad kitaip negu visos kitos, kurios yra atliekamos užmerkus akis, atsigulus arba atsisėdus, ši meditacija yra praktikuojama vaikštant atmerktomis akimis. Būtent todėl ši meditacija yra labai ypatinga, nes jinai moko gebėti būti šiame momente, pastebėti savo kūną ir protą, atliekant bet kokius įprastus darbus, veiksmus mūsų kasdieninėje rutinoje. Ir ši meditacija padeda sumažinti stresą, nuraminti savo kūną, protą, sujungti savo koncentraciją su kūnu, pajausti savo kūną, atkurti ryšį su savo kūnu. Ši meditacijos forma ypatingai tinka tiems žmonėms, kuriems sunku susikaupti, kurie turi daug galvoje minčių ir negali paprastai medituoti atsisėdus ir užmerkus akis. Arba tiems žmonėms, kurie jaučia nuovargį, pervargimą ir kurie vos tik pradeda medituoti, iškart užmiega ir negali pratęsti praktikos. Prieš atliekant meditaciją, pirmiausia, paimkime į kairę ranką, dešinę ranką priešais save, pakelkime krūtinę, nuleiskime pečius, kad kūnas būtų tiesus, galva horizonto lygyje, užmerkite akis ir pajauskite savo kvėpavimą. Pajauskite, kaip įkvepiate ir kaip iškvepiate. Tiesiog susijunkite mintimis savo dėmesį su kvėpavimu. Kūnas atpalaiduotas. Pajauskite savo pėdomis žemę. Ir tuo pat metu visada dėmesys yra nukreiptas į jūsų kvėpavimą. Ir kai pajausite, kad pavyksta stebėti savo kvėpavimą, įkvėpimo metu ženkite dešinę koją į priekį, o iškvėpimo metu kairę koją. Įkvėpimas, iškvėpimas, įkvėpimas, iškvėpimas. Visas dėmesys nukreiptas į kvėpavimą. Leiskite kūnui kvėpuoti natūraliai. Nereikia versti savęs įkvėpti ir iškvėpti, tiesiog stebėti kvėpavimą ir suderinti jį su žingsniavimu. Ir kada pajaučiate susiderinimą, kada galite pastebėti savo kvėpavimą ir dėti pagal kvėpavimą žingsnius, tada pradėkite stebėti savo kūno pojūčius. Pajauskite, kaip statote savo pėdą ir kokie yra pojūčiai einant. Jauskite, kaip jūsų kūnas juda ir yra susijungęs su kvėpavimu. Jauskite, kaip perkeliate svorį nuo vienos kojos ant kitos, kaip kūnas keičia padėtį, galbūt šyla arba šąla. Tiesiog pastebėkite visus kūne esančius pojūčius. Ir kai tik jūsų dėmesį pertrauks kažkokia mintis, vaizdinys, žodžiai, bet kas atitraukia jūsų dėmesį nuo kvėpavimo ar kūno, tuoj pat grįžkite į savo įkvėpimo ir iškvėpimo stebėjimą, sujungiant kiekvieną
žingsnį. Aplinkos garsai, vaizdai, žmonės, medžiai, bet kas yra aplinkoje, taip pačiai gali paimti jūsų dėmesį kaip ir mintys. Jeigu tik pastebite, kad kažkur žiūrite, kažko klausote, tuoj pat grįžkite į savo kvėpavimo stebėjimą, sujungtą kartu su jūsų kūno stebėjimu ir žingsniais. Rekomenduoju meditaciją atlikti basomis ir pasirinkus kažkokią ramią vietą gamtoje. Taip turėsite mažiau trukdžių, galėsite labiau atsipalaiduoti ir pasimėgauti buvimo čia akimirką. Ir šią meditaciją praktikuokime bent jau pusę valandos. Galite nusistatyti laikmatį per laikrodį, telefoną, kad reikėtų žiūrėti, kiek valandų, kiek praėjo. Ir kada jau bus laikas praėjęs, jūs gausite skambutį ir galėsite iš praktikos grįžti į savo įprastą gyvenimo ritmą.